Kuo stipriau žmogus gyvena dėl savęs, kas vyksta? Kaip jūs galvojate? Kokie variantai? Degradacija. Degradacija. Taip, kosminė sąmonė arba visata suvokia tokį žmogų kaip vėžinę ląstelę, kuri sau. O žmogus adekvatume turi maksimaliai stengtis padėdinėti kitiems žmonėms arba bendrai aplinkui esančioms gyvoms būdybėms. Todėl mūsų klubas ir stengiasi platinti vegetarizmą, stengiasi kalbėti, kaip žmogus gali gyventi su ramia sąžine, jeigu jis egzistuoja kitų gyvų būtybių sąskaita. Vakar žiūrėjau Demotyvaciją, toks nedidelis paveikslėlis, ten ant stalo guli žmogus su obuoliu burnoje. Žinote, kaip daro su žąsimi. Ir aplinkui jis sėdi ateiviai su didelėmis akimis ir pas šiuos ateivius dialogas, kaip žmonės vertina gyvūnus. Vienas ateivis sako, oi, kaipgi taip? Taip gaila žmonių. Kam juos valgyti? Kitas sako, nebijokite, jį nužudė neskaudžiai. O trečias sako, na, jie juk kitas gyvas būtybės išnaudoja, o mes juos išnaudojame. Viskas normaliai. Masto kaip žmonės apie gyvūnus, kuriuos jie užmuša. Lygiai taip pat ateiviai masto apie žmonės, kuriuos jie taip pat išnaudoja savo savanaudiškiems tikslams. Todėl pagrindinis mūsų klubo leitmotyvas – tai joga tiems žmonėms, kurie neabejingi aplinkiniam pasauliui. Kai joga nestato savo tikslo užkišti koją už galvos, arba atsisėsti į špagatą, arba kažkaip kitaip susisukti, o būtent duoti žmonėms galimybę maksimaliai efektyviai pragyventi savo gyvenimą. Ir mano patirtis rodo, ir kitų žmonių patirtis, kad joga yra nuostabus instrumentas, kai žmogus nori pragyventi ne tik gerai, o būtent efektyviai, ir ne tik dėl savęs, bet ir harmonijoje su gamta, kaip mus mokė protėviai. Jeigu bandėte ieškoti kažkokių vedinės kultūros šaknų šiuolaikinės Rusijos teritorijoje arba čia, Kaukaze, kaip čia anksčiau pagal sąžinę gyvendavo kazokai, tai iš esmės reikia gyventi darnoje su gamta pagal sąžinę, tai yra harmonijoje. O jeigu žmogus pozicionuoja save kaip persona, kai gyvena vieną dieną, dabartinė diena ir maksimaliai išnaudoti, tai gaunasi utopija. Žmogus ir pats save anksčiau ir vėliau sunaikins ir sutryps viską aplinkui save. Jūs suaugę žmonės turbūt puikiai suprantate, kad šiuolaikinėje kultūroje viena iš pačių baisiausių ligų kokia? Vėžys. Vėžys? Na, vėžys tai jau paskutinė stadija, kai žmogus jau miršta. O prieš vėžį turi būti egoizmas. Tai yra, kai žmogus galvojo apie save. Tai yra, save įstatė aukščiau visų. Ir kitame etape jau energija jį taip veikia, kad jo kūnas pradeda elgtis į jį visiškai taip pat. Tai yra, jo kūnas pradeda naikinti patį save, būtent dėl energijos. Tačiau pagrindinė priežastis, ką daugelis mąstytojų sako, vėžio priežastis yra egoizmas, kai žmogus tempia viską į save. Ir kūnas paskui, tų energijų pagrindų, kūnas pradeda taip pat gyventi, kai vienos ląstelės mano, jog mes patys geriausi, mes patys teisingiausi. Ir jie pradeda užsiiminėti nacionalizmu atskirai paimtame kūne. Sutinkate, suprantate? Ir egoizmo problema, manau, jog ji gydoma su jogos pagalba, tikriausiai geriausiai. Mano asmeninis požiūrio taškas. Atitinkamai, joga kaip tokia, skirtingoms žmonių kategorijoms, yra skirtinga, visiškai skirtinga. Mes, kol čia laukiame, pavartėme pas jūs vieną jogo žurnalą ir ten įvairių žmonių nuomonė apie jogą, visiškai skirtinga. Štai tame ir yra esmė. Priklausomai nuo žmonių kategorijos, kokiai kategorijai šie žmonės atitinka, realybės suvokimas bus skirtingas. Jūs sutinkate, jog jūs sėdite salėje ir jūs, pavyzdžiui, daleisime žiūrite į šią gėlę ir jūs matote šią gėlę kiekvienas iš savo rakurso. Tai yra, nebūna taip, kad ši gėlė visiems vienoda. Kiekvienas suvoks šią gėlę skirtingai. Lygiai taip pat skirtingi žmonės ir aplinkinį pasaulį suvoks skirtingai. Ir joga, kaip instrumentas, yra tokia pati šio pasaulio dalis. Kiekvienas žmogus šioje jogoje bandys suprasti kažką savo, naudos ją savaip. Visi su tuo sutinkate. Todėl beprasmiška sakyti, kad kažkokia joga geresnė, kažkokia blogesnė. Kiekviena joga yra būtina būtent tai kategorijai žmonių, kurie ją užsiiminėja. Be to, jeigu egzistuoja tam tikras kelias vystymėsi,
Tai pirminėme etape žmogus gali įvaldyti kažkokias jogos rūšis, kurios jam suprantamos jo lygyje. Tačiau jei jis užaugs, jis užsiiminės kitomis, trečiomis, ketvirtomis, penktomis, kitomis jogos rūšimis, kurios egzistuoja. Tame ir yra pasaulio pilnatvė. Yra vienas lozungas, savo laiku girdėjau, kad jis masoniškas, bet iš mano požiūrio taško jis atspindi realią dalykų situaciją. Lozungas skamba taip: vienovė įvairovėje. Ir jogai jis pritaikomas. Visi žmonės skirtingi, tačiau kiekvienas šiame pasaulyje ima iš jogos būtent tai, kas jam būtina. O bendrai, jogos šaknis labai senovinės. Dabar sociume, šiuolaikinėme sociume priimta manyti, jog joga atsirado Indijoje. Ji buvo atnešta į šias teritorijas ir atitinkamai čia šiuolaikiniai jogos mokytojai bando šią jogą platinti. Tačiau, kaip rodo gerokai gilesnis šio klausimo nagrinėjimas, ne viskas taip paprasta. Dalykas tame, jog šiose teritorijose, kur dabar mes gyvename, iki mūsų buvo įvairios kultūros ir mūsų socialinė aplinka, kurioje mes buvome auklėjami, ji labai dažnai nesako apie tai, kas buvo šiose teritorijose gerokai anksčiau, nei daleiskime 1000 metų, dėl įvairių priežasčių. Tai yra nepriimtina kastis giliai, kad ten nerasti kažko tokio, kas kažkam bus negražu pamatyti. Tai yra tokia nuomonė, kad joga atsirado visiškai kitame kontinente. Tai yra ne tai, kad atsirado, o buvo ten pagrindinė gyvenimo forma. Yra tokia nuomonė, į kurią dabar taip pat linkstu, nes skirtinga literatūra sako apie tai, jogos gimtinė skaitosi visai ne Indija. Jeigu sąžiningai pažiūrėti, o šiuolaikiniai indai, indusai, jie yra tik šių žinių išsaugotojai. Tačiau šios žinios ir pagal pačių indusų raštus buvo atneštos iš gerokai labiau šiaurinių šalių. Galima kaip Rusijos patriotui mušti į krūtinę, jei šiaurinės šalis, tai reiškia mūsų teritorijos, reiškia jogos gimtinė, tai Rusija. Tačiau viskas daug sudėtingiau. Dalykas tame, kad per tam tikrus laiko laikotarpius, per tam tikrus tūkstantmečius, žemės paviršius keičia savo kontūrus, savo ribas. Himalajai, kurie, jeigu važiuosite į Himalajus, ten labai dažnai pardavinėja kriauklės. Tai yra toks akmuo, įprastas guli ant kranto ir pas jūs Kubanėje. Tačiau jeigu šį akmenį sudaužyti, tai akmens viduje bus kriauklės spiralė. Kažkada tai buvo kriauklė, kuri pilnai suakmenėjo, ir tai sako apie tai, kad prieš milijonus metų ten, kur dabar yra Himalajų viršūnės, tai buvo iš viso vandenyno dugnas. Negirdėjote niekada? Yra tokia versija polių pasislinkimas, kai poliai keičiasi ir tektoniniai procesai prasideda tokie, kad keičiasi žemės paviršius. Ir pavyzdžiui, Jamalo-Nenetsko regionas arba Jamal arba Jakutija, kur archeologai iki dabar randa mamutų liekanas, labai stipriai išsisaugojusius, pas kuriuos dantyse ir pilve žalia žolė. Gaunasi, kad jie mirė akimirksniu. Tai yra, kažkodėl labai stipriai užėjo šaltis ir jie tiesiog suledėjo. Tai vertinant pagal šią teoriją yra tokia koncepcija Arktėja arba Hiperboreja, kaip ją vadino graikai. Tai teritorijos, kurios dabar yra po šiaurės ledinių vandenių. Tai yra teritorijos kažkada buvo žemynų ir būtent šiame žemyne gyveno taip vadinami arijai, kurie buvo jogos žinių nešiotojai, nasiteli jogi. Daugumai mūsų šiuolaikinių žmonių žodis arijus dabar sukelia tokią, žinote, kaip tai išgąsdintos katės reakcija. Tai yra, žodžio arijus yra nepriimta sakyti sociume. Taip? Kodėl? Kaip jūs galvojate? Hitleris, rasė. Ir susikūrė toks vaizdinys, kad tai susiję su kažkokia prievarta. Diskriminacija, netolerantiškumas ir taip toliau. Taip? Dalykas tame, žinoma, tai masinės informavimo priemonės per vėlesnius metus.
Grįžkime prie arijų koncepcijos, kad arijais buvo vadinami, jūs nepatikėsite, dvasiniai žmonės visų pirma. Tai yra tie žmonės, kurie užsiiminėjo asmeniniu savęs tobulinimu, dvasiniu tobulėjimu. Jeigu jūs paskaitysite šaltinius, tai pavyzdžiui, turbūt esate girdėję, buvo toks budizmo įkūrėjas Buda Šakyamuni. Tačiau mažai kas žino. Ir iš viso apie tai šiuolaikiniai budistai net nekalba, kad dauguma tekstų, kurie buvo išsaugoti iš tų laikų, jie pasirašomi labai daug tekstų konkrečiomis frazėmis. Kai jis pasakojo savo mokiniams kažkokį pamokymą, tai paskutiniai, kas parašyta po tekstais, ir jis išaiškino jiems arijų esmes, tiesas. И он разъяснил им арийские истины. Suprantate? Tai labai svarbu. Tai sako būtent apie tai, kad arijai buvo ne kažkokie pasikėlę ten, visus ten, jūs ten blusos ir vergai. Jokių būdų. Kodėl tai sakau? Nes būtent Arktijos teritorijoje ir egzistavo taip vadinama arijų rasė, kurie ir buvo jogos įkūrėjai arba laikytojai. Šią temą yra daug šaltinių. Jeigu paskaitysite, rekomenduoju paskaityti Aleksėjaus Vasiljevičiaus Trechlevovo knygą Kasčiūnai Finista. Todėl skaitykite, ten pirma knygos dalis paskirta būtent istorijos kultūrai, kuri buvo šiose teritorijose. Todėl ypatingai rekomenduoju. Antra knyga, kurią rekomenduoju išstudijuoti, apie Rusijos praeitį, apie tai, kas priskiriama koncepcijai žmogaus, ne kaip vartotojo, o kaip darančio žmogaus, kūrybiško žmogaus. Tai Grigorijaus Sidorovo knygos. Knygų serija, dabar 3 tomai išėjo, vadinasi Šiuolaikinės civilizacijos vystymosi chronika ir ezoterinė analizė. Dabar buvo išleisti 3 tomai, juos galima nupirkti įvairiose internetinėse parduotuvėse ir ruošiama 4. Tikiuosi, kad jis suspės išleisti 4 knygą. Tačiau pagal nepatikrintus duomenis ant jo prieš jo 2 knygas užvedė 2 baudžiamąsias bylas, nes iš prokuratūros požiūrio taško šios knygos gali sukelti tarptautinę nesantaiką. Jeigu jūs dar nežinote, tai pagal mane Novosibirsko teismas ir Bhagavad Gita norėjo uždrausti, norėjo pasakyti, kad Bhagavad Gita yra kurstanti nacionalizmą. Pagal mane tai nesigavo. Grigorijus Sidorovo knygoms neva užvedė 2 baudžiamąsias bylas. Todėl, kol galima, nupirkite, perskaitykite, patikėkite, jūs nustepsite. Ten A. Šiuolaikinės civilizacijos vystymosi chronika ir ezoterinė analizė. Grigorijus Sidorov. Be to, pas jį yra saitas, kur knygas galite atsisiųsti. Daugumą dalių, man atrodo, 1 ir 2 knygą galima atsisiųsti, 3 atskiras dalis, o 4 knyga, man atrodo, pradėjo ją įkelnėti 1 dalis ir 4 knygos. Todėl perskaitykite, jūs sužinosite alternatyvų požiūrį į tą koncepciją, kuri dabar vadinama istorija, kuri platinama masėse, per masinio informavimo priemonės, per mokyklos vadovėlius. Kodėl tai būtina? Kodėl tai būtina žinoti ir kodėl tai svarbu jogams žinoti? Dalykas tame, kad jeigu jūs renkatės tokią koncepciją, kad mes mokysimės pas indusus, tai rekomenduoju jums iš karto keletą kartų nuvažiuoti į Indiją ir pažiūrėti, kaip gyvena indusai, kokie pas juos santykiai tarpusavyje ir patikėkite, jūs labai stipriai nustepsite, jog tie indusų mokymai, kurių mokoma Rusijoje, tai visiškai ne tai, kas išsisaugojo pačioje Indijoje. Ir gaunasi, kad indusams egzistuoja vidinė joga, kuo jie užsiiminėja, o tai, ką jie platina vakarų rinkoje, tai joga dėl kūno, kuri iš mano požiūrio taško ne tai, kad nesaugi. Kalbu apie saugumą ne iš traumų saugumo pusės. Kalbu visų pirma apie dvasinį pilnavertiškumą. Jeigu žmogus ideologiškai bando lygintis į tam tikras kitos šalies koncepcijas, tai gaunasi, kad jis tampa Ivanu nežinančių vergovės. Suprantate, apie ką kalbu? Labai svarbu žinoti šaknis. Tai yra ypač svarbu. Aš daug metų, na kaip daug, lyginant pavyzdžiui su tai žmonėmis, kurie 3, 5, 10 metų užsiiminėja jogą, galima pasakyti, kad aš 2 kartus daugiau, beveik 2 kartus daugiau užsiiminėjau. Ir užsiiminėjau pakankamai atsakingai ir dėl manęs joga buvo ne kad nueiti 2 kartus į salę ir paužsiiminėti. Aš iš karto pradėjau užsiiminėti jogą iš esmės. Tai yra mane domino visų pirma vidiniai jogos aspektai. Tai, kas platinama vakaruose, kaip joga. Mes pavartėme žurnalą, pas jūs yra toks geras žurnalas Yoga Journal, kuris parduodamas Rusijoje. Pavartėme, pažiūrėjome, ką platina. Na, savotiškas požiūris į pasaulį,
savotiškame pasaulyje. Puikiai suprantu, kad kitos literatūros, tiksliau kito žurnalo mūsų sociume ir negali būti. Jis maksimaliai tolerantiškas, kaip tai sakoma, jis nesako tiesos, jis sako šiek tiek tiesos. Pilnai įmanoma, tai normalu. Jūs turbūt galvojate, apie kokią tiesą kalbu, kodėl taip sakau. Dalykas tame, kad jeigu jūs užsiiminėsite jogą, kaip tai priimta sociume, tai jūs gausite rezultatą, kaip tai įprasta sociume. Kokį sociumas gauna nuo jogos rezultatą, tokį ir gausite, nes jūsų tikslas iš pat pradžių šiek tiek iškreiptas. Įsivaizduokite tokią situaciją. Žmogus sako, tu nori išeiti iš miško? Puiku, tuomet tau reikalingas specialus vadovas instrukcijos. Ir instrukcijose tau sakoma pusiau tiesa. Kaip jūs galvojate, žmogus sugebės išeiti iš miško, vadovaudamasis pusiau teisingomis instrukcijomis? Tikriausiai ne. Teisingai. Tai yra, jam reikia žinoti tiesą. Tik žinant tiesą, jis gali adekvačiai judėti kažkokiu keliu. O gaunasi, kad šiuolaikinė joga, jeigu joga pradedama mokyti kaip fizinė kultūra, na klausykite, koks bus pasiektas rezultatas, kaip jūs galvojate? Koks bus pasiektas rezultatas, jeigu joga bus naudojama kaip fizinė kultūra? Ką žmogus gali pasiekti? Na kodėl? Nori pasiekti, numesti kilogramus, vaikščioti į mankštą. Jūs sakote teisingai. Tas pats kaip įprastas fitnesas, kur treniruokliai, viskas tas pats teisingai. Yra toks posakis. Buvo. Ar gal jis yra? Kai mikroskopu įkalinėja vinį. Reikia įkalti vinį į lentą, ima mikroskopą, jis sunkus, kad virtų, būtų. Ir atitinkamai pradeda kalti. Panašiai toks efektas. Tai na kaip iš puškos į žvirblius, kitaip tariant, šaudyti. Joga – tai kompleksinė sistema, kuri leidžia visų pirma žmogui susidraugauti su pačiu savimi, rasti savo asmeninį kelią, o ne tas motivacijas, kurios žmogui buvo instaliuotos. Atvirai, pažiūrėkime į realybę. Šiuolaikinėme sociume žmogus suvokia kaip vienetą, kuris turi dirbti sociumo geroviai. Teisingai, jį tam ruošia nuo vaikystės. Praktiškai nuo vaikų darželio sako, tu turi, tu esi įpareigotas, jį moko. Aš savo laiku, kai mokiausi, aš galvojau, kaip keista, kodėl mus moko kažkokių dalykų, kurie labai stipriai nutolė nuo gyvenimo. Tačiau mūsų nemoko, kaip gyventi teisingai. Tai yra, dėl manęs tai visada buvo nonsensas. Matomai mano praėję gyvenimai gurukuluose arba asmeninio tobulėjimo sistemose, ten pirmiausia žmogų moko, kaip reikia gyventi, o paskui, kokia pas jį bus specializacija. O čia, šiame pasaulyje, viskas atvirkščiai. Žmogus dėl tam tikros sistemos, dėl tam tikros mašinos jį išnaudoja ir visi puikiai žino, kad jeigu aš šiandieną dirbu ofise, tačiau jeigu blogai elgsiuos, mane išmes ir pastatys kitą. Ir ką aš darysiu? Iš šio požiūrio taško labai geras pavyzdys vakarų. Taip vadinamos išsivyščiusios visuomenės, kur žmonės dirba tiesiog kaip vergai. Rusijoje kol kas gerokai paprasčiau, daug paprasčiau. Dabar kalbėjau tik apie tai, kad mūsų visuomenė ir jūs suaugę žmonės, ji šiek tiek serganti. Sutinkate su tuo? Ar kažkas pasakys, kad mūsų visuomenė idealistiška? Atitinkamai, žiūrint iš šios koncepcijos, bandau jums danešti, kad nesveikoje visuomenėje negali būti sveikos jogos, kuri paviršyje. Tai, ką matote iš pirmo žvilgsnio, tai yra tai, kas gali įtilpti į šios visuomenės rėmus, kurioje mes esame. Jeigu tai šiek tiek skirsis nuo bendrai priimtos koncepcijos, kuri kažkam naudinga, reiškia tai vadinsis sekta kažkaip kitaip ir visai blogai apie tai bus kalbama. Taigi, dėl ko tokia ilga įžanga? Grįžkime prie arijų ir tų žmonių, kurie kažkada gyveno Hiperborėjoje ar Arktėjoje, kaip ją dar vadina. Ten skaitosi, nors dabar ir šiaurinis polius, tačiau tuo metu buvo šiek tiek kita klimato juosta, ir jie galėjo puikiai gyventi. Tačiau įvyko kažkoks kataklizmas ir tie arijai buvo priversti emigruoti iš tų rajonų. Jie buvo priversti persikelti į labiau pietinės teritorijas, kur tapo šilčiau. Štai kas ir atnešė jogą į Indiją. Jeigu jūs manimi kaip ir nepatikėsite, galima pasakyti, kad tai jau ypač toks originalus požiūris į jogą, tuomet aš jums rekomenduoju susipažinti su pirminiais šaltiniais. Yra pakankamai gera knyga, vadinasi Mahabharata. Paskaitykite ją, paskaitykite apie tuos laikus, kurie buvo, arba daleiskime Ramajaną. Vėlgi, mažai kas žino, ta pati Mahabharata užrašyta prieš 5000 metų, o Ramajaną jūs nepatikėsite. Koks laiko tarpas gali būti, kad užrašyti tekstą? Pasiūlykite. Kaip seniai Ramajaną galėjo užrašyti? Kas daugiau? Kokie variantai? Na bent
Panašiai. Galbūt ant kažkokių mums neįprastų lentelių. Taip. Gali būti ir 1000 metų iki mūsų eros. Tai yra iš viso 2-3 tūkstančiai metų, taip? Prieš 850 700 metų. Pagal paskutinius duomenis, bent jau tai, ką rado Indijoje, Ramajana buvo užrašyta prieš 850 700 metų. Įsivaizduojate? Tai reiškia, tada mes jau pradėjome degraduoti. Na, ne visai degraduoti. Tai Vyasa užrašė šią knygą dėl ateinančių kartų ir greičiausiai tai įvykiai, kurie vyko. Nereiškia, kad tuo laiku jie jau viską užrašė. Yra tokia tikimybė, kad tais laikais pas žmonės buvo gerokai tobulesnė atmintis ir jie tiesiog neturėjo būtinybės užrašinėti. Be to, yra tokia versija, kai pas vieną valdovą atėjo žmogus ir pasakė, aš sugalvau šriftą, abėcėlę ir mes dabar galime užrašyti kažkokius duomenis ant popieriaus. Valdovas taip nuliūdo ir tas išradėjas sako, na ką, ne jau tai blogai? Jis sako, iš tiesų, taip. Todėl, kad kai žmonės turės galimybę negalvoti ir neprisiminti, jie viską pamirš. Štai nuo to laiko ir pradėjo būti platinamas raštas, šriftas, o senovėje tai dažniausiai būdavo žodinis perdavimas, kai perduodavo iš lūpų į lūpas tam, kad šios žinios vystytų žmogų. Ir istorijoje yra, ne istorijoje, istorija blogas žodis. Yra užrašai, kai žmonės gyveno prieš 1200 metų. Tie patys Padmasambhava ir jo mokinė Ješet Sogel. Skaitosi, kad pas Ješet Sogel dar buvo tokia atmintis, ji prisimindavo absoliučiai viską. Ji visiškai nieko nepamirždavo. Tai yra, pas ją buvo atmintis, kaip visų žinių arba informacijos, kokia tik buvo saugykla. Tačiau jau neva net prieš 1200 metų, kai šie įvykiai, palaukite, koks 1200, ilgiau, prieš 1200 maždaug tai Marpa ir Milarepa, Padmasambhava buvo Katė, kada? Greičiausiai prieš 1700 metų. Galiu klysti, bet ne 1200. Anksčiau, kažkur prieš 1700 metų. Taigi buvo žmonės, kurie išsaugojo tokius gebėjimus. Kodėl tai sakau? Nes šioje planetoje kultūra, vedinė kultūra, ji neįtikėtinai sena. Tiesiog dėl tam tikrų geopolitinių problemų apie tai nėra įprasta kalbėti. Taip pat ir šiose teritorijose. Suprantama, kodėl? Tai yra čia kitos praktikos, čia kitos koncepcijos, kurios primetamos visuomeniai dėl įvairių priežasčių. Ir atitinkamai apie tai nėra priimta kalbėti. Tačiau yra šie raštai, su kuriais galite susipažinti rusų kalba. Itin rekomenduoju perskaityti knygą B. G. Tilak. Knyga Arktinė Vedų gimtinė. Ji buvo parašyta 1906 metais. Mūsų tinklapyje oum.ru yra skiltyje Vedinė kultūra. Galite ją atsisiųsti ir rusų kalba susipažinti. B.G. Tilak Arktinė Vedų gimtinė. Tinklapyje oum.ru skiltyje Vedinė kultūra. Galite rasti šią knygą, atsisiųsti ir paskaityti. Be to, manau, verta pakalbėti apie vedinės kultūros šaknis Rusijos teritorijoje. Štai kokiu aspektu. Tikriausiai esate girdėję, kad yra tokia kalba sanskritas. Tikriausiai, taip. Sanskritas, kuris susijęs su joga, kuris skaitosi, perduoda visų pirma dvasinės žinias. Raštai, kurie išsisaugoja šią kalbą, jie nekalba apie ekonomiką, jie nekalba apie politiką, jie dažniausiai kalba apie asmeninį tobulėjimą. Ir be to yra tokia nuomonė, kad sanskritas iš pat pradžių buvo kalba, kuri aprašo žmogaus kelionę po kitus pasaulius. Tai yra, šiame pasaulyje jį naudojo išskirtinai retai. Galima turbūt pasakyti, kad tai tarp galaktinė kalba. Jums ausies nerėžia, kad egzistuoja kažkokios galaktikos? Taip. Dalykas tame, žinoma, jūs pripratote, kad mūsų planeta vienintelė, nepakartojama, žalia, nuostabi ir reikia uoliai laikytis už šios planetos, gerai pragyventi savo gyvenimą, o tai bus dar blogiau. Iš tiesų, kaip parodo įvairūs raštai, egzistuoja daug galaktikų, egzistuoja daug pasaulių, kur egzistuoja įvairios gyvybės formos. Kažkokios gyvybės formos yra labiau pradinėme tobulėjime, kitos labiau pakylėtos. Tai skaitosi, kad egzistuoja pakankamai daug pasaulių, kurie priskiriami
Visų pirma, asmeniniam tobulėjimui. Įsivaizduokite, visa planeta, kur ekonomiškai viskas puiku, kam be galo dirbti, jeigu pas tave automobiliai nelūžta, namai negriūna, nėra naikinami, nes nėra karų, revoliucijų, tiesiog nėra prasmės. Kai viskas stabilu, žmonės pradeda užsiiminėti savimi. Tai yra, kai asmeninis tobulėjimas tampa pagrindiniu visos planetos principu. Ar galite savo tai įsivaizduoti? Įsivaizduokite, kokia gerovė, kai žmonės galvoja apie dvasinius dalykus, kai niekas niekam grubiai nepasakys nieko, kai nenumes popierėlio, o apie cigaretes ten net negirdėjo. Ne tai, kad negirdėjo. Caro Ivano Rūsčiojo laikais skaitosi, kad jis toks tironas, jūs nepatikėsite. Tie, kas įvežinėjo į Rusiją tabaką, jiems tiesiog galėjo nukirsti rankas už tai, kad jie naikino šios planetos visuomenę. Net Rusijos teritorijoje šio blogio nebuvo cigarečių. O dabar laukia visur nuorūkos. Kodėl? Kaip jūs galvojate? Kodėl žmogui trūksta jėgų nunešti savo nuorūką iki šiukšliadėžės? Kodėl jis meta ją po kojomis? Neišmanimas? Taigi, grįžkime prie gerokai tobulesnių planetų. Gerokai tobulesnėse planetose ten galvoja tik apie asmeninį tobulėjimą, nes visa kita idealu. Nejaugi jūs galvojate, kad negalima pagaminti automobilio, kuris negenda? Nejaugi jūs galvojate, kad negalima sudaryti visuomenės taip, kad nebūtų karų, revoliucijų, defaultų? Na, daleidžiate, kad tai įmanoma, taip? Daleidžiame, kad ir čia įmanoma. Tik jeigu žmonės keisis iš vidaus, tai yra problemos jos ne socialinės, problemos ne revoliucijose, problema tame, kokie žmonės, ką žmogus laiko savo viduje. Iš mano požiūrio taško, joga ir savęs pažinimas, asmeninis tobulėjimas, tai yra pats geriausias metodas, kuris leidžia žmogui prieiti prie harmonijos su pačiu savimi. Tik tuomet žmogus pradės galvoti, kur numesti popierėlį, jeigu tai pasireiškia. Na, apie cigaretes, alkoholį iš viso nekalbu. Reikia būti savižudžiu, kad save tokiu būdu žudyti. Grįžkime prie sanskrito. Atleiskite už eilinį pasakymą apie politiką. Taigi, skaitosi, kad kitose planetose sanskritas ir yra pagrindinis bendravimo būdas. Kai susitinka sielos, negaliu net pasakyti žmonės, nes jie evoliucinėme išsivystyme yra gerokai aukščiau ir jie dėsto eilėmis. Iš viso, sanskritas tai praktiškai eiliuota forma. Jeigu paskaitysite tuos pačius raštus, kurie išsisaugojo nuo Budos Šakjamunio laikų, tai 2,5 tūkstančio metų atgal žmonės bendravo eilėmis. Dauguma sutrų, kurios parašytos, jos pavyzdžiui dalinamos į dvi dalis. Tai yra kažkoks tekstas, kuris sako apie prasmę to, apie ką kalbėjo, ir paskui vadinasi toks suvokimas Gadhi. Ir Buda ar kažkoks bodhisattva, jis ištarė Gadhi. Tai yra eilėse jis išdėstė savo mintį. Tai yra antiek buvo kultūringa visuomenė, kad jie bendravo eilėmis. Tai tikras sanskritas. Suprantate? Na va, kodėl visą tai sakau? 60 metais į Rusiją, tiksliau į Sovietų sąjungą, atvyko vienas sanskrito mokytojas iš Indijos tam, kad MGU papasakoti keletą paskaitų užsienio kalbų fakultete. Ir kai jis atėjo, nežinote šios istorijos, pasakoti. Ir kai jis registravosi svečių namuose, jam recepšionė davė raktą su numeriu 246, jei neklystu. Numeris buvo 246, jis ima numerį ir klauso. 246, žiūri užrašyta, 246, stebisi, kad jis sanskrite supranta. Sanskrite 246 tai praktiškai toks pat pavadinimas kaip šiuolaikinė rusų kalba, 246. Antras šokas jam buvo, kai jie atvyko į kažkokią, pas mus knygų jau neliko, taip? Stavropolyje palikome. Yra knyga Natalijos Gusevos, Rusai per tūkstantmečius. Tiesiog Natalija Guseva jau pagyvenusi moteris, ją jau apie 70 metų, o 60 metais ji buvo MGU aspirantė ir ji lydėjo jį. Koks jo vardas? Durga Prasad Šastra. Vadino šį indusą, kuris atvyko mokytis sanskrito. Ir ji buvo jo vertėja. Ir jie nusprendė jam parodyti, kaip gyvena normali, gerai gyvenanti sovietų šeima. Atvežė prie Maskvos, rodo turtingą sodą pagal sovietų laikus, kur viename sklype 2 namai. Ir atitinkamai priimanti pusę šeimininkė, ji sako šiam indusui:
tai mūsų namas, o tai sūnaus namas. Jis paklausė ir perklausė jos, o kokia kalba jį kalba? Guseva sako, kaip kokia, rusų kalba, o priimanti moteris galvojo, kad kažkoks neteisingas vertimas. Ją neteisingai suprato ir ji nusprendė pridėti. Sako, viskas labai paprasta, šį namą pastatėme savo, tai mūsų namas, o tą namą pastatėme sūnui ir marčiai. Tai iš Gusevos žodžių. Indusas atsisėdo tiesiai ant žemės. Nes jis buvo šoke, kad rusai iki šiol kalba sanskritu. Visi žodžiai, kurie naudojami kasdieną, motina, sūnus, marti, visa tai sanskrito žodžiai. Ir iš viso rusų kalboje daugiau 1000 žodžių, kurie turi tiesioginį ryšį su sanskritu. Praktiškai vienos šaknies žodžiai. Tačiau problema tame, kad sanskritas gerokai platesnis. Jis paskirtas paaiškinti dvasinius lygmenis. Pavyzdžiui, jūs galite tiesiog parašyti į internetą, rasti šį straipsnį, be to tinklapyje aurayoga.ru greitai publikuos šį straipsnį. Šio Durga Prasad Šastra, nes kai jis grįžo į Indiją, Durga Prasad Šastra. Kai jis grįžo į Indiją, jis buvo šoke dėl rusų kalbos ir jis parašė didelį straipsnį šią temą. Jį publikavo Durga Prasad Šastra. Jį publikavo, tačiau vėlgi, dėl tam tikrų geopolitinių problemų, Sovietų Sąjungoje iš viso nebuvo galima kalbėti apie istoriją, kurios buvo gerokai anksčiau, nei buvo priimta Sovietų Sąjungoje. Šis straipsnis yra ir greitai patalpinsime jį tinklapyje aurayoga.ru. aurayoga.ru. Ten iš vis skiltyje medžiaga daug tokių pozityvių straipsnių. Čia pas jūs paliko skrajutes su jogos stovykla, pas mus ten vyks vasaros stovykla. Vėlgi, jei bus galimybė, darykite čia skelbimus, tai labdaros akcija. Be to, jeigu pas jūs yra jogos mokytojai, kurie nori atvykti ir vesti jogą, tai įmanoma. Tai visiškai nekomercinis projektas. Mes atvirkščiai susitarėme. Yra toks Vazraždėnyje centras. Tai ant bazės. Žodžiu, gerai, nesvarbu. Į tinklapį užeisite, ten viską perskaitysite, kur randasi. Netoli Gelenžiko, netoli kaimo Vozroždėnyje. Ten yra taip vadinami dolmenai, kur daug žmonių važiuoja. Tai ten netoli vienoje iš pievų bus organizuojama ši jogos stovykla, kur žmonės gali atvažiuoti, užsiiminėti asmeninėmis praktikomis ir užsiiminėti grupėse. Bandys susipažinti su joga. Bus skirtingi jogos mokytojai, organizatoriai nerenka jokio mokesčio. Tiesiog bus mokytojų grafikas, žmogus gali rinktis, kokiu laiku jis atvyks ir užsiiminės jogą. Jeigu jis pamanys, kad reikia kažkaip atsidėkoti jogos mokytojui, jis atsidėkos. Jeigu nepamanys, neatsidėkos. Supraskite, tai būtent bandymas duoti galimybę žmonėms pažinti jogos esmę harmonijoje su gamta, o ne salėje. Mūsų pagrindinis tikslas, kad žmonės susipažintų su jogos esme. Kaip bestebėtinai skamba, tačiau jeigu pas žmogų su dvasingumu viskas normalu, tai pas jį ir ekonomiškai viskas bus gerai, todėl kad jį palaikys pati gamta. Jeigu jis gyvena harmonijoje su gamta, tai supantis pasaulis nebus prieš jį, o juk šiuolaikinis žmogus į santykėje į gamtą elgiasi kaip plėšrūnas. Jis atėjo į gamtą imti. Taip, pumpuoja naftą, kerta miškus, degina. Gamta jau tiesiog vos kenčia. Mažai ką žino, per paskutinius 50 metų seisminis aktyvumas šioje planetoje padidėjo, kaip galvojate kiek, kokie variantai? 20 kartų. Tai, kas buvo 50 metais, kiekvienais metais vyksta žemės drebėjimas ir nuo 50 metų vis auga. Kuo daugiau demokratija plito šioje planetoje, tuo blogiau buvo pačiai planetai. Todėl, kad demokratija pastatyta, mažai kas žino. Daleiskime demokratinę valstybę Jungtinės Amerikos valstijos. Tačiau mažai kas žino, kad ši šalis gyvena iš trečiųjų šalių resursų. Visi naudingi resursai, kurie išgaunami trečiose šalise, vežami į JAV, iš JAV arba vakarų Europos šalių ir dėl to pakankamai gerai ekonomiškai gyvena. JAV teritorijoje niekada nebuvo karo. Pas juos ekonomika niekada nebuvo sugriuvusi. Suprantate? Na, nesigilinsiu į detalės, kodėl taip vyksta. Žodžiu, gaunasi, kad visas pasaulis dirba Jungtinėms Amerikos valstijoms. Yra pakankamai geras filmas, taip pat užeikite į internetą, pažiūrėkite. Vadinasi, Daiktų istorija. Ji nufilmavo amerikietę už savo pinigus. Ji tiesiog padarė tyrimą, iš kur Amerikos lentynose atsiranda
prekės. Nes užėjo į supermarketą, žiūri, stovi radijas. Tai yra radijo imtuvas. Ir žiūri kainą. Kaina, jeigu neklystu, $3,99. Tai yra $3,99. Ji pagalvojo, kaip tai gali būti, kaip imtuvas gali tiek kainuoti. Lentyna parduotuvėje kainuos daug brangiau. Ji negalėjo suprasti. Paskui į laikotarpyje, jei neklystų, 10 ar 15 metų laikotarpyje, ji ištyrinėjo šį procesą, iš kur atsiranda daiktai amerikiečių parduotuvėse, ir priėjo prie stulbinančių išvadų, kad Jungtinės Amerikos valstijos išnaudoja trečias pasaulio šalis, vaikų darbą Kinijoje, metalą, Pietų Afrikoje, šachtose. Tai yra žmonės, kurie dirba Jungtinės Amerikos valstijos produktams, gauna kapeikas. Ir visi tai žino. Tačiau visus tai tenkina. Todėl, kad Jungtinių Amerikos valstijų viršenybė ji dabar dominuoja. Ir tai ne tik apie Jungtinės Amerikos valstijas. Yra toks suvokimas auksinis milijardas. Tai yra tos šalis, kurios gyvena gerovėje, o visos likusios šalis turi ant jų dirbti. Arba išnagrinėkime mūsų šalį. Pavyzdžiui, tai yra, mes gyvename Rusijoje ir čia yra kažkokie gamtos resursai, kurie parduodami į vakarus neva už kažkokius pinigus. Pilnai įmanoma, tai, ką dabar girdite, dėl jūsų pilnai stebėtina. Kokį tai santykį turi su joga? Tiesioginį, nes kuo bus blogesnės sąlygos aplinkui, tuo blogiau bus jums užsiiminėti. Kuo blogiau gyvens visuomenė aplinkui jūs, tuo blogiau bus ir jums. Todėl, kad energetiškai mes kaip visi susiję. Suprantate? Sakau apie tai, kad jeigu žmogus sensoriškai tampa išsivystęs, jo suvokimo realybės spektras išsiplečia ir tuomet jis kentės, užjaus visą šį aplinkinį pasaulį, kuris yra. Daviau kraštutinį pavyzdį. Drugeliai, na, ar jūs niekada nesusimąstėte apie tos žmonės, kurie degraduoja lauke, kurie šiandieną, pavyzdžiui, su alumi eina gatvėje, o rytoj jie pavirs neaišku į ką? Jūs nesusimąstėte apie tai? Kaip priimti? Jokių būdų nepasmerkimas. Aš nekalbu apie pasmerkimą. Visų pirma, kalbu apie jogą suaugusiai. Yra tokia koncepcija – pakeisk save ir pasikeis pasaulis aplinkui tave. Dabar sakau apie tam tikrus negatyvius dalykus, tačiau pagalvokime apie tai, kad jeigu staiga atsiranda žmonės, kurie atvirkščiai pradeda generuoti pozityvą aplinkui save, nejau manote, kad žmonės aplinkui to nepajaus. Būtinai pajaus. Jeigu atsiras žmonės, kurie vystysis, aplinkinis pasaulis tai būtinai pajaus. Aš jums pradėjau nuo galo. Jeigu tas žmogus išsivystęs jaučia aplinkinę erdvę ir su atjauta į ją elgiasi, tai pasaulis būtinai keisis. Štai kame jogos suaugusiai esmė. Pasikeis pats, pasikeis pasaulis aplinkui tave. O pas demonus, šiuo atveju demonais turiu mintyje žmonės, kurie keičia pasaulį po savimi. Kai žmogus pats nenori keistis, jis sako, o aš jį iškirsiu šį mišką ir pasodinsiu savo lauką. Aš juokauju, tačiau panašiai taip žmonės ir elgiasi su aplinkiniu pasauliu. Todėl, jeigu įmanoma, tai jogoje pageidautina galvoti visų pirma apie kitas gyvas būtybės. Jeigu jūs galvojate, kad praeinantys pro jūs žmonės su alumi tai normalu, jos reikia priimti kaip yra, duosiu jums pavyzdį. Įsivaizduokite, kad prieš jūs smėlio dėžėje vaikai. Tiesiog vaikai, kurie nesupranta, kas vyksta. Prie jų prieina suaugęs žmogus ir sako, o vaikučiai, davai aš jums cigaretę duosiu, išmokysiu jūs parūkyti, o paskui išgersime alaus su jumis, o paskui su jumis dar sekso paužsiminėsiu, o jūs tiesiog žiūrite ir sakote, tai jos reikia priimti, kokie yra. Teisinga, kam jūs smerkti? Tai va, vaikai smėlio dėžėje, jūs iš tiesų veltui juokėtės. Iš tiesų, nes vaikai smėlio dėžėje, tai žmonės, kuriuos apgavo, kuriems primetė tam tikrą sisteminę, tam tikrą melagingą vertybių sistemą. Jie nesupranta, kad alumi jie žudo save. Jie nesupranta, kad alkoholis tai šios šalies genocidas. Jie tiesiog to nesupranta, nes apie tai bijo kalbėti. Mano požiūrio taškų, visų pirma, tai neabejingumas. Tai yra, jeigu norite pasiekti kažkokį rezultatą, tai nereikia būti abejingu. Visi su tuo sutinkate. Abejingumas, kuris verčia žmogų priimti, kaip teisingai pasakėte, priimti pasaulį tokį, koks jis yra. Tačiau tai jau galima privesti prie kategorijos, kad tiesiog abejingas tam, kas vyksta aplinkui. Tačiau tai savižudybė. Jeigu žmogus, kuris dabar užsiiminėja jogą, pas kurį viskas gerai, abejingai elgiasi su aplinkiniu pasauliu, tai patikėkite, ir pasaulis, ir gamta taip pat abejingai elgsis su šiuo žmogumi. Stiliai ir jogos kryptis. Jūs patys suaugę žmonės ir puikiai suprantate, kad jogos stilių gali būti labai daug. Ir kiekvienas stilius, kiekviena kryptis reikalinga skirtingiems žmonėms. Beprasmiška versti visus užsiiminėti
užsiiminėti kažkuo vienu. Tai tiesiog beprasmiška. Jeigu priversti žmogų užsiiminėti rimtomis energetinėmis praktikomis, koks bus rezultatas? Greičiausiai nieko gero. Todėl palaipsniui tvarkingai judame, vystomės, tobulėjame. Andrėjau, jūs vedate hatha jogą? Taip. O kuo skiriasi nuo Iyengar jogos? Savo laiku išbandžiau skirtingus stilius, palaipsniui priejau prie vidutinio. Negaliu pasakyti, kad tai, ko mes užsiiminėjame, tai priskiriama konkrečiam vienam stiliui. O skirtumai nuo Iyengaro tame, kad, kaip jums paaiškinti, galima skirtingai pasakyti. Per Iyengaro treniruotę jūs darote 5-7 pratimus, geriausiu atveju. O gaunasi, jūs padarėte poveikį tam tikroms judėjimo kryptims, tam tikriems sąnariams, raumenų grupėms. Tačiau nepilnavertiškai prieinate prie viso kūno. Tame kaip ir pagrindinis skirtumas, kodėl daleiskime aš praktikuoju kitką. Pas mus per treniruotę mes atliekame kiekvieną judėjimo krypčiai, daleiskime kažkokią asaną, jei darome į abi pusės, tai iš viso atliekame apie 60 asanų iš viso. Gaunasi, kad mes kompleksiškai veikiame žmogaus struktūrą tiek iš fiziologijos taško, tiek iš energetikos. Ir pas mus, mūsų užsiėmimuose nėra akcento, kad nekenks sveikatai. Tai gal neįprastai skamba. Iš viso, pas mus nėra traumų per užsiėmimus. Per visą laiką, kiek užsiiminėjame, pas mus, prisimenu, buvo tik 2 atvejai, kai žmonės dėl savo nesupratimo padarė savo traumas. Tai statistika. Pasakysiu taip, per paskutinius turbūt 10 metų. Gaunasi, kad ten kažkoks 0,01% iš visų tų užsiiminėjančių, kurie užsiiminėjo. Todėl pas mus nėra tikslo, kaip dabar madinga, mūsų joga sveikatai. Tai utopija. Negali būti jogos dėl sveikatos. Tai neįmanoma. Tas, kas sako, kad joga tai sveikata, jie arba sako pusiau tiesą, arba neskaitė pirminių šaltinių. Nėra knygų, nesutikau per visą savo gyvenimą, kur buvo sakoma, kad joga suteikia sveikatą. Tai neįmanoma. Joga gali vystyti energiją, palaikyti kūną, tačiau svarbiausias akcentas – žmogus turi susipažinti su savo vidiniu pasauliu. Kaip pasakė Patanžalis, jama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Tai yra palaipsniui pasiruošimas vidiniam pasauliui, kad žmogus galėtų eiti į save. O Iyengaras jis platinamas vakaruose būtent kaip joga kūnui. Taip, jie neva sako, kad mes iš pradžių ruošime kūną, tačiau iš patirties žinau, kad ant kūno jie taip ir užstringa ilgiems metams. Ne, paklausykite, aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad Iyengar joga tai blogai, jokiais būdais. Visi žmonės skirtingi. Yra žmonės, kurie užsiiminėja Iyengar jogą ar kundalinį, ar aštanga vinyasa, įvairiais. Jie visi daro svarbų darbą, kuo be užsiiminėtų. Tai puiku. Esu įsitikinęs 100%. Klausykite, geriau palikime tai. Nesvarbu, kokia kryptis stilius. Aš tik norėjau pasakyti, kad šiuo atveju žmonės, kurie naudoja jogą savo sveikatai, yra tikimybė, kad jie prie dvasingumo taip ir neprieis. Jie visą savo gyvenimą užsiiminės tik jogą sveikatai. Kaip jūs galvojate, kodėl? Užsiprogramavo. Ne. Kokie dar variantai? Ketinimai, su ketinimai susiję. Na, galima tai pasakyti. Galvoju, pagrindinė problema kitame. Ne tai, kad aš galvoju, o patirtis rodo. Jūs gyvenate sociume, jūs ne miške gyvenate. Jūsų fizinis kūnas negali būti visada geroje formoje. Jeigu žmogus gyvena socialinėse sąlygose, jis jogą naudos hatha jogą tik tam, kad palaikytų savo kūno balansą. Suprantate? Pasitempimas, sąnarių lankstumas, visada būnant sociume, bus prarandamas. Ir gaunasi, jie į dvasingumą negali net pereiti, pas juos neužtenka laiko. Jie dirba tik tam, kad kūną laikytų tam tikrame lygyje. Jeigu tas pats vyktų kažkokiose idealiuose sąlygose, pavyzdžiui, kalnuose, kažkoks ašramas, ir žmonės ten užsiiminėja. Kame skirtumas, paaiškinsiu. Mieste, megapolija, supančios energijos ir žmonių sąmonė tokia, kad energetiškai jogos praktikui neduos būti geroje būsenoje.
Turbūt neaišku, tuoj paaiškinsiu. Žiūrėkite, visi žmonės yra energetinėme kokone. Įsivaizduokite, kad kažkoks žmogus, jis vystosi energetiškai, o kartu šalia jo 10 tų, kurie nesivysto. O situacija tokia, statistika tokia. Dauguma degraduoja. Tai yra, gaunasi tie žmonės, kurie degraduoja, jie savo energiją nuleidinės žemyn. Jie atstumia, jie bus suvaržyti. O tas vienas, kuris bando vystytis, jam darys poveikį 10 energiją. Ir todėl jis bus vargšas. Duosiu pavyzdį. Stovi kareivių eilė ir jiems sako, gultis ir įsikasinėkite. Ir pagal šių kareivių taisyklės jie turi mesti savo žemę į dešinę. Tas, kuris iš šios pusės yra ir meta į dešinę, jam lengva. Tačiau sunkiausia bus tam, kuris yra gale, nes jis nespės kasti savo apkaso. Jis tik išmetinės žemę, kurią jam iš kairės pastovi primetinės. Suprantate? Ir pas jogus yra situacija panašiai tokia. Jie bando dirbti su savo energija, su savo kūnu. Tačiau aplinkinės energijos jos pastovi atgal, atgal, atgal. Jis negalės plaukti į priekį, srovėjai nunešinės. Todėl tie stiliai, kurie sako, mes pirmą darome sveiką kūną, sveiką stuburą, o vat paskui, iki paskui, visiškai neprieina su laiku iš viso. Kompleksiškai reikia užsiiminėti. Negalima užsiiminėti tik su kūnu. Reikia prieidinėti prie savo jogos būtent kompleksiškai. Tu turi daryti ir asanas, kad kūną palaikyti reikiamame lygyje. Tu turi daryti pranajamą, kad kaupti energiją. Tačiau mes kalbame iš tiesų apie 2, 3 pozicijas. Pati pirma, pati jogos bazė, tai moraliniai nuostatai. Žmogus be moralės dorovės jogoje jis tiesiog neišgyvens. Jį nuneš. Čia tas pats. Na, įsivaizduokite, žmogus priklausomas nuo kažko, o jam duoda papildomą energiją. Daleiskime, žmogus godus, jį primaitino ir pas jį godumas nušvito nauja spalva. Tai yra, joga iš tiesų stimuliuoja žmogaus aptemimus, jį ištraukia tai į paviršių. Ir čia, be moralės žmonėms, tiesiog negalima užsiiminėti. Todėl pirmas pagrindas – tai jama nijama. Arba kaip rusams rekomenduoja, gyvenkite pagal sąžinę darnoje su gamta. Nedarykite nieko blogo nei savo, nei supančiam pasauliui, nei žmonėms, nei gamtai bendrai. Pasistengkite į mūsų planetą žiūrėti, elgtis su ją kaip su gyva būtybė. Štai tik tada pas jūs bus viskas gerai. Tai yra, pagal karmos dėsnį, tuomet jūs pilnavertiškai vystysitės. Antra, tai kūno paruošimas, pranajama, kažkokios lengvos meditatyvinės praktikos, nes jos iš tiesų labai efektyvios. Jeigu dviem žodžiais yra tokia koncepcija, kad asanos, jos keičia žmogaus energiją. Ten daleiskim, tu paužsiiminėjai 2 valandas asanomis, tu pakeitei 300 gramų savo energijos. Na, sąlyginai tariant, jeigu užsiiminėsi 2 valandas pranajamą, tu jau ne 300 gramų energijos pakeisi, tu daug daugiau pakeisi. 3, 4, greičiausiai 10 kartų daugiau. Tačiau jeigu pas tave bus meditacijos patirtis, būtent supraskite, ne tik apsimesti atsisėsti su užmerktomis akimis ir sakyti, aš medituoju, medituoju, medituoju. Ne. O iš tiesų sukaupsi patirtį meditacijoje palaipsniui. Tai tavo meditatyvinės praktikos duos tau energijos pokytį 100 kartų. Visiškai ne 300 gramų kaip asanos. Štai kame prasmė. Tačiau iš pradžių reikia išsiaiškinti su savo kūnu. Ir gaunasi tie žmonės, kurie daro akcentą tik į kūną, tu nepakenk. Mes pavartėme žurnalo Yoga Journal. Apie ką ten? Nepakenk kūnui. Teisingai. Pagrindiniai straipsniai būtent apie tai. Ten platinama Iyengar, Iyengar, Iyengar. Na, tai geras brandas. Labai lengva parduoti jogą, kuri kalba apie kūną, kūnui ir apie sveikatą. Jeigu jums sakyčiau, užsiiminėkite mūsų jogą ir būsite sveiki. Taip? Kodėl to nesakau? Kaip manote? Nes mano gyvenimo patirtis rodo, tai utopija. Būnant sociume, sveikam būti neįmanoma. Joga tik padės jums šiek tiek nuo kažkokių skaudulių, kuriam laikui atsimojuoti. Tačiau jie vis tiek grįš po kurio laiko.